Penktadieniai pas mus kitokie. Pusryčiaujame ne namuose, o darbe. Daliname su bendradarbiais tuo, ką labiausiai mėgstame įprastomis dienomis. Šiaip esame IT kompanija, kuriame sprendimus didelėms Lietuvos ir užsienio bendrovėms. Naudojame tam dažniausiai Microsoft ir Java technologijas. Ir žmonės pas mus dirba linksmi ir geri specialistai. Taip, palauk, padaryk ir man kavos. Čia bus jau antras puodelis. Atėjau šiandien darbą nuo 7, bet užtat išeisiu 4, važiuosiu susitikti su draugais. Nusivešiu Oskarą parodyti, kur kolega iš Kataro parvežė grįžęs iš komandiruotės. Webmedijoje apskritai yra nemažai tarptautinių projektų. Aš pats dirbu prie vieno tokio, Nigerijai darome biudžeto valdymo sistemą. Kiti kolegos su panašiom užduotim šiuo metu išvykę į komandiruotės Moldovai, Olandijai, Estijai. Apskritai aš manau, kad čia ne tik būdas dirbti įdomų darbą, bet ir pakeliauti galima, susipažinti su šalimis. Medijai galima siekti karjeros. Pavyzdžiui, aš pradėjau nuo 2008 metų ir vis dar esu čia. Esu, nes patinka. Patinka tie projektai, prie kurių dirbau. Dirbau prie kokių 5, jie buvo įdomus, netokie įdomus, maži, buvo dideli ir labai dideli. Ir aš buvau maža, buvau didesnė, paaugau iš testuotojas iki kokybės vadovės, kas yra žiauriai faina rolė. Ir tas rolės iš tikrųjų, kuriomis mes keičiamės vykdydami skirtingus projektus, yra, sakyčiau, visos įdomios. Medijoje dirba jaunų žmonių kolektyvas. Amžiaus vidurkis yra apie 29 metus, kas leidžia studentams, jauniems lengviau įsilieti į kolektyvą. Taip pat bendraujant su tokio paties amžiaus žmonėmis, tu gali laisviau jaustis dirbdamas prie projektų. Taigi asmeninės žmogaus savybės yra labai svarbios, niekiek ne mažiau nei profesionalumas.